atsikėliau nuo tos nemigos, kaip išgeriau kavos ir buvau daug nemiegojusi, man širdis pradėjo daužyti stipriai. Tokio net nebuvau turėjusi to tokio jausmo, nes dar turiu kažkokią nuotraukos, kad iš ligoninės su mašinos kėdutė vaikas repeticijoje sėdi ir aš vedu repeticiją, nes kažkam mes ruošiamės. Tai aš šventai tikiu, kad žmogui gyvenime užtenka tos konkurencijos ir darbe, ir karjeroje. Aš tą irgi tokį pyktį truputėlį irgi jaučiu, esu sakiusi jau, bet čia turbūt yra normalus procesas ir čia nėra kaip priekaištas. Aš manau, kad kai gyvenam savo šaly, mes norim pamatyti, aišku, šiais laikais mes galim, anksčiau negalėjo tėvai seneliai. Norisi pamatyti tą platų pasaulį, pažinti kitas kultūras, atrodo, kad kažkur kitur, ten jie geriau žino, kaip gyventi. Kultūra daro stebuklus. Ta kultūra, jinai tokia neapibrėžia amžiaus, jinai yra svarbi visiems. Menas, jisai ir gydo, ir pakelia, ir vienyje, ir sutraukia kartu. Jisai, aš tokia naiviai tikiu, kad kultūra gali daryti stebuklus. Sveiki, su jumis sveikinasi Asta Malciūtė, tinklalaidės Čikagietė autorė. Šis projektas gimė iš noro kurti erdvę tikriems bei giliems pokalbiams apie gyvenimą svetur, gyvenimo pasirinkimus, lūžius, iššūkius bei tuos vidinius virsmus, kurie mus keičia, augina bei brandina. Čia kalbinu žmonės, kurie eina savo autentišku keliu, su klausimais, pasirinkimais bei patirtimis, kurios suformavo jų šiandieninį požiūrį į gyvenimą. Tinklalaidės tikslas, kad klausydamiesi pasidalintų istorijų, nuomonių ir patirčių, atpažintumėte ir patys save. Galbūt sustotumėte, giliau susimastytumėte ir pajaustumėte įkvėpimą žengti žingsnį geresnio bei sąmoningesnio gyvenimo link. Kviečiu jūs į šiandienos pokalbį su 3 berniukų mama, žmona bei visuomenininkė Giedrė Elekšytė Knieža, gyvenančia Jungtinėse Amerikos valstijose jau 26 metus. Ji yra JAV Lietuvių bendruomenės tarybos ir Pasaulio Lietuvių centro tarybos narė, tautinių šokių grupės Suktinis vadovė, 17-osios Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkė bei dar įvairiausių organizacijų bei tarybų narė. Iš kur pas žmogų tiek energijos? Pažadu būtinai paklausti. Jautiesi šiandien, Giedrė? Puikiai. Sakai, kad nemegojai iki 3 ryto? Čia toks normali praktika mano, aš naktinė tokia, naktį geriausios mintis ir geriausi projektai kyla. Vakar kaip tik iš tikrųjų gerą diskusiją turėjom, nes sėdėjau su vienu choreografu, kuris yra atvykęs į operos statymą. Ir šnekėjom iki 3, tai būtent jo tokia išreikšta mintis, sako, kaip norėčiau, kad naktį nereiktų miegoti, kad kūnas galėtų pat save regeneruoti, kad, nes naktį tiek daug įdomių dalykų vyksta ir kad, norėtųsi tų resursų, kad nereiktų miego. Bet taip mes esam sukurti, kad visgi reikia miego tam organizmui. Reikia. Ir ryte kartais irgi reikia ir neatsikelti, ypač tau, aš įsivaizduoju, turint 3 berniukus, kurie visi eina į mokyklą. Vyras mane gelbsti vietoj, tai turim auksinį tėtį, auksinį vyrą, kuris perima labai labai daug krūvio. Šaunuolis. Linkėjimai Algiui, kad teko dirbti kartu logistikoje. Kaip tu pati jautiesi, kokia tavo šiandienos yra intencija šiandieninio mūsų pokalbio? Ką norėtum perteikti per visą šitą mūsų pasikalbėjimą? Neturiu tokių tikslų, aš kaip pat ir galvoju, kad natūraliai viskas eina, kad kaip pat ir minėjai, kad tikiuosi pasiek žinutę tą, ką reikia ir kam reikia ir išgirs tą, ką jie nori girdėti ar kas rezonuos. Toksai čia, kaip sakoma, per prievartą niekam nieko neįbruks ir neturiu tikslo nei mokyti kažką, nei kažkam ten kažką įrodinėti ir paprasčiausiai gyvenime žmonės atsirenka ir informaciją, ir savo ratą, ir aplinką. Tikrai šito podcast'o tikslas nėra mokyti. Aš sakiau, kad čia kviečiu žmonės, kurie eina savo autentišku keliu. Ir gyvena kažkokius, turi pasirinkimus, eina per kažkokias pamokas, tai man atrodo, bandysiu aš kiek įmanoma daugiau irgi tave pažinti, nes tave, man atrodo, Čikagoje tikrai visi žino,
bent jau yra matę ir žino, kas yra Giedrė. Giedrė, nes Giedrės visur daug, kur visokiausi renginiai vyksta. Tačiau ne visi galbūt žino kažkiek ir tavo pačios gyvenimo, tavo pačios kažkokios istorijos ir požiūrio. Tai aš iš tikrųjų ir pati labai noriu tave geriau pažinti kaip žmogų, nes aš tave daugiau žinau tai kaip organizatorė įvairių renginių. Bet dažniausiai laidas pradedu nuo visgi emigracijos temos, kadangi mes rašinėjame Čikagietis podcastą čia Čikagoje ir kalbinu emigrantus. Tai labai įdomu, kaip tu čia atvykai. Pristačiau jau, kad čia gyveni 26 metus Jungtinėse Amerikos valstijose. Ar iš karto atvykai į Čikagą? Kaip atrodė ta tavo kelionė? Ar tu svajojai apie Ameriką nuo vaikystės? Žinau, kad atvykai į 11 klasę. Tai buvai tokia paauglė vis dar. Papasako, kaip atrodė ta tavo emigracija. Iš tikrųjų, tikrai taip atvykau į Čikagą, į patį Čikagos miestą, nes dauguma žmonių sako, kad yra iš Čikagos, bet gyvena valandą laiko nuo Čikagos kokiam nors priemiestį, apie kurį kitose šalyse gyvenantis net nežino tų pavadinimų. Tai aš atvykau 11 klasės antroje pusėje, iš tikrųjų per pačias kūčių vakarą nusileidau ir tik iš lėktuvo, atsimenu, nuvežė prie kūčių stalą ir kažkojo miego, noriu ten silkės burokėlį ir ten valgyk ir ten, žodžiu, iš tikrųjų tokį ukrainiečių tarpą papuolėm, tai tokie buvo labai svetingi ir tokie, ten, žodžiu, maisto nukrauto, aš galvoju, noriu tik į dušą ir į lovą ir tikrai ne iki kūčių buvo. Bet ta istorija iš tikrųjų įdomi, nes neseniai tvarkiau popierius įvairius. Namuose ir toksai buvo geras valymosi etapas, kad ten norisi viską naikinti, mesti ten kai kurios dalykus šredinį tarkojį, nežinau, kaip tai vadinasi tasai, kur su popieriaus to naikintuvu. Ir atradau savo imigracijos dokumentus, tai, kurios pasilikau atminčiai. Tai gyvenimo paradoksas yra toks, kad dabar organizuojant daugelį renginių tenka Lietuvos atlikėjams padėti gauti atlikėjo vizas, kurios yra darbo vizos, kad jie legaliai atvažiuotų į Ameriką. Ir aš pati prieš tos metus atvykau su atlikėjo viza. Ką atlikinėjai? Aš esu muzikantė, kanklininkė, tai važiavau į Ameriką su atlikėjo viza, nes tais laikais, tais 2000-aisiais, tai čia mūsų vadinama trečioji banga, kai važiavo, arba važiavo laimėję žalią kortą, arba turėjo gauti vizą. Nebuvo jokių estų, nebuvo to laisvo įvažiavimo. Dar čia buvo prieš rugsėjo 11, kai viskas paprasčiau buvo, bet vis tiek iš Lietuvos turėdavai arba vizą turėti, arba žalią kortą. Tai toksai gyvenimo, toks įdomus paradoksas, kad atvažiavau pati su atlikėjo viza ir dabar kitiems darau tas vizas, o vėliau aš, kadangi buvau nepilnametė ir mano mama gyveno čia, tai aš per mamą kaip vaikas gavau žalią kortą ir dokumentus tos visus. Bet, šiaip toksai įdomus ir man pačiai juokingas faktas. Ar dar kanklėmis groji? Skambini, turbūt tai taisyklingiausiai būtų pasakyti. Taip, skambini, iš tikrųjų, čia mano vadovė Čikagoje gyvenanti, gautų mėlių už tą grojimą. Pasitaisiau. Taip, kanklių skambinimas. Gaila, bet ne. Ir nežinau, ar čia pasiteisinimas pačiai savo yra, bet mano kanklės yra skilusios. Yra visos stygos nuėjusios nuo kaitiklių. Tai nežinau, ar čia laukiu meistro, ar laukiu ženklo, ar nežinau, ko laukiu, nes jos yra mano pirmos kanklės, kurias įsigijau, kai muzikos mokyklą pradėjau. Jos turėjo labai gerą skambesį, visada visi girdavo kokios geros kanklės, kaip gerai derinimo laiko, tai net kažkaip nekyla ranka kitų įsigyti, norėčiau jas remontuoti, bet matomai dabar ne vieta ir ne laikas joms išlysti. Kokią dieną tavo gimtadienis? Kanklių nenoriu, kitų kanklių. Man meistrą reikia gero, kito instrumento nenoriu. Gal pataisyti vyrų idėją. Reikia. Kaip atrodė tavo pačios integracija? Man įdomu, kalbinau mergaitės, kurios atvažiavo jaunos, ar ne, kelių metukų. Kaip aš pati jau atvažiavau po universiteto Lietuvoje baigusi, kiti atvažiavo visiškai suaugę, bet kaip atrodė ta integracija, kai tu atvažiuoji į vidurį 11 klasės ar ne žiemą, šitą high school'ę vadinamą Amerikoje, sako, kad kartais kitiem būna labai sunku prisitaikyti, išlenda visokie charakteriai paauglių. Kaip atrodė tavo integracija
Ar pažinojai čia kažką tokio panašaus amžiaus lietuvių, ar kažkokių draugų, kaip tau įsivažiuoti sekėsi atvažiavus čia kaip paaugliai? Iš tikrųjų, tai aš Lietuvoje su ansambliu, kur aš groju ir šokau, labai daug apkeliavusi Europos esu, beveik visas Europos šalis. Tai man tos kelionės, skirtingi žmonės nebuvo naujiena, man patinka kitokios tautos. Ir iš dalies gal ta lietuvybė netgi iš to ir pareina, kai mes dalyvaudavom festivaliuose ir nuo pat mažų dienų tą Lietuvos vėliavą drąsiai su tokiu meilę širdie neždavai. Tai man nebuvo nieko naujo ir nebuvo kažko tai baisaus. Gal toksai keistas dalykas buvo, čia tik nežinau, ar politiškai teisingai nuskambės, nes aš ėjau Čikagoje į mokyklą ir aš buvau pati balčiausia ir aukščiausia. Tai taip koridorium eidavau ir tokia balta galva šviesdavo. Nes ten ir iš Pietų Amerikos ir juodaodžių yra, jie žemesnio ūgio yra. Taip. Ar ten kokia iš Azijos šalių, tai žodžiu toksai būdavo, kad aš tokia įdomiai jaučiausi. Tokia. Bet kažkaip niekada nebuvo tokio nei sunku, nei depresijos, nei tokio didelio noro atgal važiuoti. Aišku, ten žiūrėdavai, gal kokius 5 metus žiūrėdavau į lėktuvus ir galvodavau, kuris šitas mano lėktuvas skrenda namo. Nes ir šimtadieniai buvo, išleistuvės visos, tai aš tą visą tą smagumą praleidau. Ir kadangi mano karta buvo pirma profilinio mokymo karta, ant mūsų išbandė tą profilinį mokymą, kuris yra dabar Lietuvoje. Tai mano ta klasė po 10 klasės išsisklaidė į humanitarinius ir tiksliuosius. Tai paskui aš 11 klasę čia Amerikoje baigiau ir 12 klasę į kitą mokyklą mane pervedė į geresnį rajoną. Tai aš toksai realiai neturiu jokių klasokų, tokių nėra mano klasės tokia. Bet kažkaip visiškai nėra jokio liūdesio ar gailesčio. Minėjai, kad tau visą laik patiko kitos kultūros ir buvai supažindinta nuo vaikystės, ar ne, nes keliaudavai visur. Bet kaip tau sekėsi integruotis į pačią amerikonišką kultūrą, kai čia atvažiavai jau ne tik pakeliauti ar ne, pabūti laikinai, bet kaip eini į mokyklą, jau yra kasdienybė. Kokius skirtumus pastebėjai, kas tave galbūt sužavėjo, kas galbūt galvojai, na čia nesąmonė, Lietuvoje yra geriau. Kokie kultūriniai skirtumai tau buvo ryškiausia čia atvažiavus ir kaip tu visgi integravaisi tos kultūrinius dalykus? Dabar, kai tai paklausiu, kai prisimenu, gal keisčiausias dalykas buvo, kad atėjus į mokyklą reikėdavo praeiti pro metalo patikrinimo aparatą, detektorių, kur, tai gal čia toks keisčiausias dalykas buvo, kur ateidavau į mokyklą, įdomiai. Jau tais laikais, čia prieš 26 metus, kad Čikagoje, kad, toks keistas jausmas, ateini į mokyklą ir tu eini pro metalo detektorių dėl patikros. Keista buvo, kad pabėgti iš pamokų negalėjai, nes duris užsitrenkdavo. Tokie keisti mano pastebėjimai buvo, sakyčiau. Nes aš kažkaip gera mokinė visada buvau, bet tokių visokių mėgdavau užkurti klasės pabėgimus iš pamokų. Organizuot moki nuo vaikystės? Mokėjau, bet aš tokia, man būdavo smagiausia, kad jeigu bėgu iš klasės, tai bėga visi, negali nei vienas pasilikti. Tai kad, ir paskui tekdavo ten pas direktorių sėdėti, aiškintis, kodėl klasė pabėgo, bet tai va čia buvo keista, nes užsitrenkdavo duris ir negalėdavo išeiti ir pareiti. Aš šito net nežinau, aš niekada nestudijavau čia Amerikoje formaliai. Tai iš kur aš čia pusė susitrenka klasikai ateina visą atsisėdo? Ne, į lauką, jeigu nori išeiti. Tos tokia amerikoniška rankena yra, kur tokia ilga, kur paspaudė, tai iš išorės, jeigu išėjai į lauką, jau nebijėsi. Turi eiti per pagrindinės duris, bet tada jau žymė, kad išėjęs buvai. Tyliai ramiai neina išeiti ir pareiti. Bet mes ten tokių aš serbų tokių draugų turėjau, tai mes ten įstatydavom, ką nors tarp durų ir vis tiek išdykelė. Susitvarkydavom, kaip reikia. O kultūriškai ir įdomu buvo, kad skirtingos kultūros, tarkim, kad ir pačios šventės, ar ne čia kalėdos, man atsimenu, man buvo keista, kad iš pradžių sakydavau Merry Christmas su kalėdom, ar ne, visus. Ir esu gavus tokių komentarų, kad Amerikoje negalima taip sakyti, turi sakyti Happy Holidays su šventėmis, nes ne visi švenčia kalėdas, ne visi iš vis tuo metu kažką švenčia. Ar tau buvo kažkokių tokių kultūrinių, kad keista buvo? Iš tikrųjų,
toks va dabar pradedu kapstytis toj atminty. Toks įdomus faktas, kad aš sakyčiau, didžiąją dalį aš bendrauju su lietuviais ir lietuvių tarpe. Ir šeimoje mes vien tik lietuviškai šnekam ir su vaikais lietuviškai. Ir mano visi draugai ir visas ratas yra lietuvių tarpas. Nors mokslus baigiau čia ir universitete mokinausi, bet aš niekada nesijaučiu emigrantė. Aš kažkaip niekada negavau tokių komentarų dėl švenčių, dėl akcento, nes aš vis tiek jį turiu, ta prasme, aš atvažiavau mokėdama anglų kalbą, bet vis tiek aš jį turiu ir turėsiu. Tai, kad net nesusidūriau, nebuvo man keista kažkokių tokių dalykų. Gal toksai, kad kažkoks yra, kad, kaip kažkokia šventės, kažkas švenčia kitaip, bet, tie patys lietuviai, mes kiekvienoje šeimoje turim savo tradicijas, ar ne, ten vieni mėgsta paserviruoti ir iš proto eina ten servetėlės dėlioja savaitę laiko, o kiti ten per Velykas kiaušinį išsiveria tą rytą, suvalgė ir Velykos ir ką, Velykos. Tai čia aš toks kažkaip, aš nežinau, ar aš nepastebiu, ar neteisiu, ar nenagrinėju, kad ta prasme nėra toksai, kad būtų kažkoks dalykas, už kurio manau, kad kipčiau aš ar trikdytų mane kažkokioje tai sferai. Jo, nesureikšminai gal tiesiog. Tai aš šiandieną tave pristačiau kaip įvairiausių tarybų ir pirmininkę, ir narę, ir organizatorę, ir mes apie visą tai pašnekėsim. Bet aš noriu sužinoti, koks buvo tas kelias, ar ne? Tai atvažiavai, mokyklą įsivažiavai lengvai, nors buvai viena kitokia, kaip sakėjai, aukštesnė ir baltesnė. Bet kaip atrodė tas kelias tavo iki visų šitų, aišku, suprantu, kad organizatorė vis laik buvai. Bet iki to, kur dabar pakalbėsime, kaip šokių šventę, tokius grandiozinius renginius organizuoji ir esi tarybų narė ir taip toliau, ar tu studijavai kažką su kultūra, ar su šokiu, ar su dainom, kaip atrodė tas tavo kelias ir periodas nuo tada, kada baigiai mokyklą ir, tarkim, dabar prieš kokius, kada čia aš atvažiavau į Ameriką, jau tada tu buvai labai veikli. Prieš tarkim 15 metų. Ar 10. Kaip atrodė? Iš tikrųjų nežinau, nes aš niekada niekur neinu tikslingai. Kažkaip natūraliai atsirandu kažkur, arba mane kažkas pakviečia, nes mato darbus, arba kažkur su kažkuo susipažįsti ir net nežinau iš tikrųjų, kaip tas mano kelias atėjo. Ten, tarkim, aš atvykusi, čia mamos gal buvo toksai indėlis, jinai labai norėjo, kad aš nesijausčiau vieniša ir per lituanistinę mokyklą Čikagos supažindino mane su Generazumiene, kuri buvo ansamblio vadovė, kur aš pragrojau 12 metų berods, čia Čikagoje kanklėmis, Praskambinai. Ir tai gal buvo toksai tikslingas mamos, toksai, kaip pat norėjo, kad aš įsivažiuočiau. Ir iš tikrųjų labai juokinga tokia istorija buvo, kai man tetos siuntė mano instrumentą paštu. Nėra taip lengva tas kanklės atsiųsti, kad, ta prasme, ne rankos atnešti ar bagažą, bet siuntė su dėžė. Tai vienintelis toksai buvo gal tikslingas, kai jinai nustengėsi, o paskui kažkaip viskas taip natūraliai, ėjo toksai, tarkim, su suktinio buvusią vadovę Salomėją, aš net neatsimenu, kur susipažinau kažkokiam vakarėlyje kažkaip. Ir mes tiesiog klikinom, tas toksai buvo kažkoks ryšys, kur mes pradėjom bendrauti, tada čia kūrėm grupę, toksai, kažkaip aš nebijau, aš gal sakyčiau, kad aš nebijau pasakyti ne, aš visada įneriu į projektą, o paskui kapstausi. Tai čia nežinau, ar pliusas, ar minusas. Tai ir tas suktinis taip gimė, kad buvau kaip šokėja, o paskui išvykus vadoviai aš perėmiau tą vadovavimą, iš tikrųjų mes ten dviese perėmėm ir aš paskui viena likau. Koks tam Pasaulio lietuvių centras tikriausiai matė, kad mes esam ten ir savanoriai, ir aukotojai, ir mato, kad jisai man rūpi, tai kažkaip natūraliai tam pakvietė. Aš ir jaunimo centro iš tikrųjų buvau kažkada valdyboje, ten tik nenorėjau visų vardinti. Ir vaikų mokyklėlė Žiburėlio, ten Montessori mokyklėlės buvau draugijoje, bet čia tokios smulkmenos, pas mane net nesinori apkrauti tokią informaciją.
tai kažkaip pakviečia mane, tai net nežinau to kelio, na, kažkaip natūraliai taip eina viskas, net neturiu. Ir su šventė iš tikrųjų juokingai, man paskambino prašydami rekomenduoti, kas galėtų daryti šventę. Nu, ir aš ten vardėjau, tas, ten, žodžiu. Ir tada atsimenu bendruomenės pirmininkas Arvydas, buvęs, kur baigėsi jo kadencija jau, sako, o tu į veidrodį žiūrėjai? Čia toks buvo atseit juokelis, kad, nes aš ten sakau, tas galėtų tas ir tai vėlgi, nu, tu pasme, aš prašiausi, bet jisai matė mano darbus, kur mes kartu dirbom 6 metus komandai. Jisai paprasčiausiai darbai šnekėjo ir tikrai nežinau pasakyti to kelio. Nu, tu pasme, neturėjau nei tikslų, nei einu, kaip sakoma, go with the flow, kur neša ten ir einu. Kaip tas filmas, kaip ten Go with the Yes, eik, sakyk taip ar ne gyvenime, kur Will Smith, man atrodo, filmavus tam filme Yes Man. Jo, nes mes, man atrodo, su Diana truputėlį kalbėjom, kad jis sako, man viskam yra visų pirma ne, tada sako, man reikia permiegot, susigyventi su kažkokia mintim, sakyti taip. Aš esu tokia dažnai irgi, nu, man reikia ir dabar sakau permiegoti vieną naktį, bet instinktyviai turbūt žinom, ar taip ar ne. Bet labai žavu, kad tu taip visiškam tikėjime ir ateina galimybė, tu sakai, jas, bandom, darom. Neriu. Prieš visas šitas, o galbūt jos visą laiką buvo šalia, ar ne, visos šitos veiklos tavo visuomeninės, ar ne, tokia aktyvistė buvai. Ką studijavai, ar dirbai kažkokioje kitoje srityje, ar visą laiką pilnai atsidavusi buvai po mokyklos jau įvairiausiam organizacijom lietuviškom, ar visgi bandai kažkur dirbti Amerikoje ne su lietuviais? Ir ką studijavai, papasakok. Dirbau, tai mano specialybė yra žurnalistika su psichologija ir aš tą psichologiją, kaip norėjau, su tokia menų pakraipa. O dirbau, dabar galvoju, ar ne pat laikraštį pradėjau dirbti. Dirbau Amerikos lietuvio laikraštyje. Tai iš tikrųjų labai juokinga buvo, galbūt tenai prasidėjo ta mano, galvoju dabar, kelionė. Nes ten buvo taip labai smagus darbas, nes aš visus pažinojau, o jie manęs nežinojo. Nu, kaip jie žinojo mane iš balso, nes aš būdavau už kadro, nu, kaip už laikraščio puslapį pasislėpusi. Ar ten, tarkim, redakcija skambindavo, jie žinodavo, kad šneka su Giedre, bet nežinodavo, kaip ta Giedre atrodo. O aš visas istorijas žinojau ten. Ir visus dalyvius, ir visas veiklas. Ir žurnalistai automatiškai grįžto su visom istorijom. Ir susirinkimai būdavo visokie pasitarimai. Ir linksmi, ir ne visai linksmi visokie įvykiai. Tai galbūt tenai prasidėjo ta mano kelionė, bet paskui aš dirbau ir valstybiniam darbe. Cook County, iš tikrųjų aš dirbau rinkimų departamente, kai prezidentą Obamą išrinko, bet kažkaip man nepritapo ta amerikietiška darbo kultūra, kad jie nesuprasdavo, jie man visas atsakydavo, kad aš per daug dirbu ir per mane jie visi kiti blogai atrodo. Tai aš ta prasme nesuprasdavau tokio laiko tempimo, kad ten viršvalandžių, pratempti visą dieną, kad nepadaryti darbo, tada viršvalandžių sėdėti. O aš norėjau tą gyvenimą gyventi ir ten per pačius rinkimus, kai ten savaitgaliais reikėdavo dirbti, jie tas nesuprasdavo, kaip aš nenoriu dirbti savaitgaliais, nes man ten būdavo koncertai, repeticijos, žodžiu, nebuvo man tokio nepritapo. Ir plus paskui dirbant tokiam valdiškam sektoriuje pamatai, kiek neteisybės yra. Vėl aš toksai negalėjau dirbti su tuo ir net nenorėjau karjeros tenai daryti, nors buvau pakilusi buvau pareigose, bet negaliu dirbti tokioj, kai širdis nėra rami tokioje aplinkoje. Vis tiek grįžai prie šaknų, ar ne, prie tos lietuviškų. Ir prie šaknų, ir gal toksai dabar ten, tarkim, kad ir vyras turi tą biznį, toksai vat yra, kur ir turėjau savo aš ten kompaniją, ten dirbau, tai toksai gal norisi tos laisvės tokios, kad niekam nepriklausytum, kad ir va ta laisvė, kai dabar aš ten džiaugiuosi, kad vyras gali iš darbo išeiti ir padėti vaikus paimti, kad gali išvažiuoti atostogų, kada nori, o ne kada tau leidžia ar neleidžia.
Tai ta tokia vat, labiau gal tos laisvės tokios norisi. Ja. Dabar vakar kaip tik klausiau Aurimo Pradėk iš naujo, man labai patinka podcastas, mano vienas iš mėgstamiausių. Ir kaip tik klausiau ir išnekėjau apie tą jaunąją kartą, dabar žmonės visi nori būti verslininkai ir nori iškart greit, išsivaizduoja greitai, jie čia viską padarys. Tai tiesiog noriu paminėti, kad tą laisvę galbūt jūs susikurtumėt, užtruko daug metų darbo. Ar ne, kad žmonės nesusidarytų tokio arba jaunesnį klausant, kad savo verslą atsidaryk ir iškart turėsi laisvę. Ne, tai tą laisvę tikrai užtruko labai daug metų susikurti. Aš pati ten dirbau nuo 16 metų ir aš dirbau dar mokykloje besimokydama. Ir buvo momentas, kai, dabar aš neatsimenu, ar mokykloje buvau dar 12 klasėje ar koledže, bet dirbau per 3 darbus, mokyklą, plus tos visos veiklos. Ir atsimenu, vieną kartą ten naktį tokioje ligoninėje ten dirbdavau, atsikėliau nuo tos nemigos, kaip išgeriau kavos ir buvau daug nemiegojusi, man širdis pradėjo daužyti stipriai. Tokio net nebuvau turėjusi to tokio jausmo. Tai jau tada supratau, kad jau čia jau kažko yra per daug, jau negerai. Žodžiu, kavą buvau kažkiek metų nustojusi gerti. Bet, tikrai užtrukom, man niekas nepadavė ant lėkštutės tie patys mokslai, kai kartais aš ten ir su mama juokauju, man niekas jų net nepadėjo sumokėti, kaip ten padėjo, tėvai kiek galėjo, bet mano mokslai pusmetį kainavo 30 000. Tai ten 3 000, kaip padėjo ten gal į pusmetį ar kiek, bet dar lieka 27. Tai iš tikrųjų irgi ten toksai buvo, čia prieš metus ar 2, vasario 16-osios proga, atsimenu, išmokėjau, prieš keletą metų, vasario 16-osios proga išmokėjau paskutinę tą paskolą mokslų ir galvoju, čia yra tikra nepriklausomybės diena, kai, toksai atsikratai. Tai užtruko, tikrai užtruko ir vyro ta kompanija, kol pasistatė, tikrai neateina. Ir ypač jeigu darai sąžiningai, jeigu darai viską sąžiningai, tvarkingai, tai tikrai niekas nenukrenta iš dangaus ar iš medžių, nežinau, kur čia Amerikoje krenta iš kur. Čia Amerikoje ant medžių pinigai neauga. Reikia dirbti. Ir sunkiai. Ir tikrai, ypač emigrantai, dauguma čia mes atvažiavę per kelis darbus dirbom ir savaitgalių kai kurie nematėm pirmus kelis metus, tai tikrai. Bet man įdomu, iš kur pas tave ta energija, ar čia yra paveldėta, ar tavo mamytė tokia, ar tėtis, ar kas, ar močiutė, ar senelis. Iš kur čia, kaip sako, obuolys nuo obels netoli rieda, tai kur ten to obelis? Iš tikrųjų, tai labai keista, nes visiems atrodo, kad aš esu labai energinga, o man atrodo, kad aš esu labai tinginė. Aš galėčiau gulėti ant sofos ir nieko neveikti. Arba aš ten žiūriu, kad lėkštės neišplautos ir man visai galva neskauda, kad jos neišplautos, aš galiu koją ant kojos užsidėjus kavą gerti. Tai aš taip, aš neskaitau savęs, kad aš esu labai energinga. Veikli galbūt. Gal veikli. Ta prasme, ir energijos turiu, ir veiklos turiu, bet šiaip iš principo aš, tokia prie tinginių gal netgi save skaityčiau. Bet nežinau, mano tėvai veiklus. Jie gal nėra taip veikloje aktyvūs, bet jie energingi. Aš džiaugiuosi, kad jie yra sveiki ir ten tėtis mano sportuoja ir aktyviai sportuoja, už seniorų žaidžia ir dar čempionas ten Lietuvos yra. Mano mama irgi tokia užsukta, tikrai nesėdi pensijoje ramiai. Norėjau sakyti nemezga, bet mezga šventė kepurėlės. tai visgi sėdi ir neria. Nežinau, iš kur ta mano energija. Neturiu atsakymą, nes aš kažkaip kitaip apie save galvoju. Tai gal dabar kitaip pamatysi. Gal. Net, ir ta energija, žinai, gal aš taip galvoju, jin tokia būna skirtinga, pavyzdžiui, tarkim atostogos, ar ne, vieni mėgsta tenai lėkti, bėgti, planuoja, keliauja, o aš, pavyzdžiui, mėgstu važiuoti į kelionę be plano. Aš važiuoju ir tada žiūrim, kur vėjas papūs. Tai aš tokia vėl ta energija, aš ten galiu sėdėti ir į horizontą žiūrėti. Nesusifokusuoji per daug į detalės, kurios iš tikrųjų labai daug energijos atima turbūt.
taip ar ne? Nepasakyčiau, nes ta prasme, kaip su scena dirbant, aš labai į detalės susifokusuoju ir šokėjai ten kartais mane net erzina, aš ten prie plaukų kodelio kartais prisikabinu ir paskui, kai pati susisuku kodelį, ten galvoju, bus čia iš galo nusivarfot, nematys ir ateina man ten pirštų bakstelio. Tai kaip tavo kodelis? Nors aš pati, jiems neleidžiu atsipalaiduoti. Tai aš kaip tik gal tokios detalės matau, bet aš tokia gal nestresuoju. Kur reikia tam tikrose srityse, kai namie podeliui sakai neplauti, viskas gerai, ar lėkštės. Ar ne? Tai tikrai ne gyvenimo pabaiga. Reikia išmokti kartais labai į daugą, jeigu labai kreipiam dėmesį visur visas detalės. Tai tikrai labai daug energijos kartais nuteka ne ten, kur iš tikrųjų turėtų, kas iš tikrųjų galbūt yra svarbiau. Čia aš kalbu apie save. Nes aš kartais tokia labai reikia į vieną fokusuotis, bet aš matau ir tą, ir tą, ir tą. Ir tada bėgioju, viskas turi būti aplinkoje sudėliota, kad aš jau tada galėčiau susifokusuoti, atrašyti tą elektroninį laišką. Tai, čia gal man pamoką aš priimu čia iš tavęs dabar jau, kad fokusuotis į tai, kas iš tikrųjų reikšminga. Aš iš tikrųjų neseniai girdėjau iš keleto mamų tą, sako, kai atsiranda vaikai, yra limituotas laikas kažką padaryti. Ir sako, tada labai gerai išmoki prioritizuoti, kas iš tikrųjų svarbu, nes tu žinai, kad turi tik ten pusvalandį ar 2 valandas ir tu tada nebeeikvoji savo brangaus laiko ir energijos kažkam, kas nėra prioritetai. Pritariu ir gal netgi pati norėjau tą pasakyti pirmą, kad vaikai pakeičia, nes aš, pavyzdžiui, tarkim, mano kasdienybėje, realybėje, auginant 3 sūnus, tu gyveni tokiam pastoviam chaose toksai, ir dar šuo namie. Tai paprasčiausiai, kaip neverta stresuoti ir neverta, ten išprotėsi nuo tų detalių. Nes ten būna grindys išvalytos ir po pusryčio gali vėl iš naujo jas valyti, tai aš tikrai nesu pasiruošusi 3 kartus į dieną grindų valyti. Bet čia, kaip sakom, ir aš žinau, kad yra žmonių, kurie tai daro, bet ir tikrai ne aš. Aš dabar vakar net gaminau savo galvelėje, kuriais metais vyko padėkos dienos paradas, eisena, turbūt lietuviškai taisyklingiau būtum pasakyti. Man atrodo 2017, kuomet ir aš dalyvavau, tu organizavai. Čia Čikagoje vyksta didžiulis paradas, padėkos dienos dieną iš pat ryto, įvairiausios kultūros organizacijos, tiesiog turi savo eisenas, turi savo kažkokį pasirodymą, kuomet tiesioginėme eteryje rodo. Ir mes tuomet ėjom su tokiam didžiuliam vėliavom, nešėm vėliavas, ten treniravomės, kaip ten jas mosikuoti skirtingai, geltona, žalia, raudona. Ir grojo muzika garsiai Mamontovo geltona, žalia, raudona daina. Irgi žinau, kad sutikimus visus buvom gavę ir visai toks smagus įvykis buvo. Aš tik atsimenu, kad mes ten 5 ryto turėjom, man atrodo, susitikti ir buvo beprotiškai šalta. Tai truputį papasakok, nes aš žinau, kad jau daug metų tu organizuoji šitas eisenas su lietuvių būtent grupe, kiekvienas iki kažkokią naują programą paruošėt. Kaip visas šitas prasidėjo, kaip tu sugalvojai ir tu atsimeni tą pačią pirmą kartą, pirmą eiseną, kaip jin atrodė ir kodėl tu sugalvojai, kad reikia mums čia lietuviam irgi pasirodyti tiesioginėme eteryje. Atsimenu, tai čia gal vėl buvo toksai projektas, kur nėriau. Tai čia iš tikrųjų buvo mūsų buvusio konsulo Gudino. Toksai mūsų buvo gal, kaip čia pasakyti, pirma pradžia tokia, kur aš užpildžiau ir jisai labai palaikė ir gal net jisai ir dabar net neatsimenu, kas. Tiksliai neatsimenu, kaip mes ten sugalvojom, bet aš atsimenu, kad buvo Gudinas ir jisai toksai labai, jisai mokėjo labai įkvėpti žmonės, kur tos, kai sakau, konsulas iš didžiosios raidės, jisai labai tikrai mokėjo to žmonės pakelti, įkvėpti ir toks užkurti. Tai tie pirmas kartas buvo 2015 berods, nes praeitais metais buvo 10 metų. Tai mes ten aplikavom, ten yra toksai konkursas, kur turi praeiti ir pirmais metais mes praėjom tik eisenai, nes dabar mes dalyvaujam, yra tokie 2 etapai. Pirmas etapas yra, kur koncertinė dalis yra, tai yra valanda
koncerto, kur Lietuva gauna 2 minutės tiesioginio eterio, kas televizijos pasaulyje ir, čia yra didelis pasiekimas, kad 2 minutės yra, šnekant apie JAV žiūrovus, galvojant apie Čikagą, kad Čikago yra 9 milijonai ar ne gyventojų ir yra netgi statistika, kiek milijonų tą eiseną stebi, tai yra tikrai įspūdingi skaičiai, jeigu ypač žiūrint Lietuvos skaičius, ta prasme, kokio Lietuva mažumo yra. Tai žodžiu, tas yra koncertinė dalis ir paskui yra ta eisena, tai yra tokios kaip 2 atskiri konkursai. Ir mes tą koncerto dalį gal tik tai iš 3 metų praėjom, dabar aš tiksliai net neatsimenu. Tai iš tikrųjų tam projekte ir aš, vėlgi, aš nesu ten viena, kur man ten dažnai tos medalius kabina, bet iš tikrųjų aš turiu stiprią komandą. Tai ta padėkos dienos eisena ir ne vieną projektą Daina, manau, kaip čia pasakyti, ir projektų partnerė, ir šeimos draugė, ir tikrai artima draugė, ir ta, kur sakom, viena kitą mes patempėm ir idėjom dalinamės, ir darbais, ir krūviu. Tai jau tuos 10 metus ir tas temas kuriam, nes sunku iš tikrųjų yra pataikyti tą temą, sugalvoti kažką įdomaus, nes vėlgi čia turi kaip aš sakau, kaip ir toks šou elementas, tu negali daryti vien tik, kas lietuviams yra įdomu. Tu turi parodyti kažką, kas sudomintų Amerikoną, ar ne? Kuom ta Lietuva ten ypatinga. Tai ten buvo ir Vilniaus, atsimenu, 750 metų, tai mes ten Gedimino pilį tempėm ir ten per naktį mums toks pažįstamas Vilką netgi geležinį nukalė. Ar ten kokie 1000-mečio, 100-mečio visokie minėjimai, ten Čiurlionio darbų ten pristatymas. Tai kiekvienais metais mes bandom pritemti tą eiseną prie minimų datų, bet kad būtų įdomu amerikiečių auditorijai. Nes gali stebėti, kaip žmonės eina ir skaito, jeigu yra kažkoks tai užrašas, jie tikrai nuoširdžiai skaito, domisi, palaiko. Tai toksai kaip atsakingas, sakyčiau, darbas, nes negali bet ko padaryti. Taip. Ir iš tikrųjų yra labai smagu, kad per tiek metų mes turim labai šiltus ryšius ir savo tais pasirodymais esam užsirekomendavę, kad jau patys mūsų ieško. Tai toksai, savotiškas toksai kaip geras jausmas. Tai kartais netgi tokia įtampa būna, galvojam, gal šiais metais pailsėsim, praleisim. Ir jie jau, Giedrė jau, kada užpildysi? Nepavyko nusiplauti. Ne, smagu, man atrodo smagu ir pažiūrėti gyvai, jeigu turit galimybę kitais metais, tikriausiai vėl dalyvausit, šiais metais tai yra rudenį, bet ir sudalyvauti buvo smagu, nors ten, sakau, mes ten jūs ten prieki šokat šokėjų, tikrai su vėliavėlėm tik tai ėjom, aš atsimenu, reikėjo juodai apsirengti, kad tos vėliavos ryškios būtų irgi. Bet faina irgi tikrai toks geras jausmas iš tikrųjų reprezentuoti mūsų šalį, nes ypač Čikagoje tikrai mūsų daug gyvena ir matai ir iš kitų šalių, jie irgi savo ten pasidarė kažką ir toks, fainas jausmas, tikrai geras. Ir geras jausmas ir man atrodo, ta padėkos diena tokia gal prasme įgyja, tokia visai kitaip yra, kai tas rytas toksai pradedamas prasmingai, nėra vien tik tai kalakuto prisivalgymas toksai, tokia diena prasmingesnė tampa. Jau po tokio ryto intensyvaus nuo pat ryto, ypač jeigu dar šalta, tai jau grįžti labai žinai, kad esi nusipelnęs to kalakuto ir tas vakarienės. Taip. Tu man mes susitikome praeitą savaitę ir truputėlį aš tave pakviečiau, pakalbėjom ir tu sakai, kad su faina hebra viską galima padaryti. Taip. Tai manau, kad tu visur su tokiam hebrom ir darai. Bet viena iš tavo fainų hebrų, tai yra tautinių šokių kolektyvas Suktinis, kurį tu minėjai, kad jūs pradėjot su kažkuo, ar ne? Aš nežinau, Suktinių yra 21 metai. Vau, tai čia daug metų kolektyvui. Ir berods tu minėjai, kad šoka 106 žmonės, ar ne? Taip. Kolektyvo dalyviai. Nuo ko jūs pradėjot ir kaip atrodė tas augimas ir kaip jūs dabar pasiekėt 106 šokėjus? Pradėjom, tai mes nuo 8 žmonių buvo 4 poros. Buvo tokia kaip ar draugė, ar pažįstama, iš tikrųjų net neatsimenu, kur susipažinom, Salomėja.
Ir buvo tokia kapela Sodžius. Net negirdėjus aš. Tai va, kas yra negirdėję, YouTube gali susirasti Suktinis 20 metų jubiliejus. Ir yra filmas, iš kur netgi dokumentinė filmo 20-mečio proga padarėm, nes man labai norėjosi įamžinti tos žmonės. Išgirsti jų istoriją, kol jie dar atsimena, kad būtų iš jų tas perspektyvos, tas jausmas toksai, kažkaip simboliška man labai buvo. Būtent tos dalyvius į tą mūsų pagrindinę grupę, tą koncertinę įamžinti. Tai Suktinis prasidėjo nuo 8 žmonių, buvo 4 poros ir kapelos Sodžius pirmojo gimtadienio progą mes pašokom vieną šokį. Ir iš tikrųjų tada net nebuvo pavadinimo, tik tai paprašė pašokti vieną šokį ir paskui kažkaip įsivažiavo koncertai vienas po kito. Mumis labai daug lietuviai kvietė, ten būdavo gal mėnesį po 4, po 5 koncertus, kas yra daug, kai paskaičiuoja kiek tų savaitgalių ir būdavo, kad į dieną po 2 koncertus. Ir kostiumų neturėjom, tai ir visas siuvimas, visas įsigijimas, toks toks procesas irgi įdomus buvo. Ir paskui operą pakvietė prisijungti į choreografinę grupę, aš pati tada dar šokau. Tai va dabar opera mini 70 metų jubiliejų. Ir tai gal mes 20 ar 19 ar 18 metų dabar šokam, net neatsimenu. Ir jisai kažkaip įsibėgėjo, o tas augimas, aš sakyčiau, kažkaip natūraliai atėjo. Nes vienu metu išvažiuojant mūsų senai, tai pradininkiai vadoviai mūsų grupės skilo per pusę. Aš ten gal kaip pasikartosiu, jeigu kažkas filmas mataškai, sakau, pasidalino tie ir draugai, bičiuliai, skilo grupė buvo, kaip sakoma, 2 barikados, vieni vienoje pusėje, kiti kitoje. Prieš grįžtant prie pokalbio, trumpa žinutė. Šį kanalą prenumeruojate tik apie 10% jūsų, kurie žiūrite. Jei šie pokalbiai jums artimi ir norisi, kad jų būtų daugiau, paspauskite mygtuką prenumeruoti. Taip jūs labai prisidėsite prie Čikagietės augimo. Bet aš, kai sakau, laikas parodė, kaip atrinko to žmonės ir aš labai, kaip sakoma, pasitikrini ir žinai, kas tau už nugaros stovi ir kom gali pasitikėti. O paskui jis kažkaip labai pradėjo augti, dalyvavom ten įvairiuose projektuose ir gal tas didysis augimas prasidėjo, kai aš savo vaikų susilaukiau. Nes buvo tokia grupė Lietuvos vyčiai ir Lidija, jų vadovė, mane daug metų kalbino, kad mes jungtumėmės. Ir aš galvoju, tai ten, gerai, tie vaikučiai dar nieko, galima dirbti su tais vaikučiais, bet galvoju, su tais vaikučiais ateina dargi krūva tėvelių. Ir su tais tėveliais reikia, kaip ir dirbti ir palaikyti, ir labai daug laiko ir energijos tas visas suvalgo. Bet kaip minėjau, kai jau atėjo mano vaikai ir aš žinau, kad aš noriu, kad jie šoktų, nes aš žinau, ką tas šokis reiškia, nes aš visą gyvenimą pati tame esu, aš norėjau, kad jie turėtų tą ratą. Ir tada jau susijungiam su tais Lietuvos vyčiais po 10 metų kalbinėjimo, kur vis nesutikdavau. Tokia kažkaip vis bandydavau nusiplauti, niekada nesu pasakius Lidijai, ne, bet tokia vis vingiais kažkaip pabėgdavau nuo tos temos. Ir kai mes susijungiam, aš dabar ten neatsimenu, buvo gal 6 ar 8 mergaitės, kur atėjo su Lidija ir mūsų viena šokėja tada, Lidijai padėjo su ją dirbti, mokino. Ir tada prasidėjo toks staigus augimas. Ir viena grupė, ir antra grupė, ir matom, kad kostiumų trūksta, ten kostiumų užsakinėjimas. Nes ir mano vaikai yra skirtingo amžiaus, tai paskui ir dar kitas daaugo. Ir tada mūsų pačių šokėjų vaikai šoka kai kurie. Tai toksai, kaip natūralus toks augimas prasidėjo. Ir mano tikslas nėra turėti ten didelę ar didžiausią grupę. Aš visgi laikausi, norėčiau, kad jinai nebeaugtų, kaip čia labai gal negražiai skamba, nes yra kas nori ateiti šokti ir nesinori to augimo, nes norisi išlaikyti kokybę. Ir aš labai noriu, kad tas mūsų kolektyvas išliktų kaip šeima, nes mes esam dabar artimi ir aš nenoriu tos masės, kurių nebepažįsti veidų, arba ateina tėvas ir net nežinai, kurio vaiko tėvas. Tai aš labai noriu išlaikyti tą tokį intimumą ir tą tokį artumą. 106 žmonės jau didelė šeima. didelė, prie stalo nebetelpam jau. Jau ne. Turit kažkokius giminės suvažiavimus metinius?
Giminės suvažiavimų neturim, bet čia toksai buvo gimtadienių toksai šventimas, nes kai yra tiek daug žmonių, paprasčiausiai neįmanoma visų gimtadienių švęsti, tai mes tokia turėjom tą tradiciją toj mūsų pagrindiniai grupiai, kad pavasarį ir vasarą gimę sveikina rudenį ir žiemą gimusius ir atvirkščiai. Nes jeigu taip pat minėtum kiekvieną gimtadienį, tai kiekvieną savaitę kažkas švenčia gimtadienį, nu, ta prasme, arba ten, tai yra toksai, nu, per daug, tikrai per daug vėl to viso šventimo ir pasiruošimo. Paminėjai, kad tavo 3 berniukai šoka ir tavo vyras šoka. Ar jie, bent vienas iš jų šoka savo norų, ar nes taip pasakyta? Geras čia klausimas. Vyras, kai mano vyras, jisai sako, kad jisai buvo įviliotas apgaulės būdu. Bet dabar nėra praleidęs nei vienos repeticijos. Tai būna toks pavyzdingiausias šokėjas ir tikrai jam patinka ir mėgaujasi ir yra toks, nu, kaip varikliukas, sakyčiau, netgi irgi iš to brandoliuko. Tai, nu, kartais reikia tų pastangų įvilioti. Ir ten, kad ir jaunimo grupėje, ten tėvai netgi sako, Giedre, aš nesuprantu, ką tu padarei. Mano sūnus ten gyvenime sakė, kad nešoks ir aš tik prašiau, kad ateitų vieną kartą. Sakau, tik ateik vieną kartą ir, nu, ir žodžiu, tada nuspręsi. Ir sako, aš nesuprantu, ką tu ten padarei. Tai aš nežinau, ką aš padarau, ar įvilioju, ar ką, nežinau, gal jų reikėtų paklausti. O vaikai, tai šiuolaikiniai vaikai, man atrodo, šiaip nežino, ko nori gyvenime, tai kartais jiems reikia padėti. Bet kai jie dalyvauja šventėse, kai dalyvauja stovyklose, koncertuose, atsiranda prasmė ir tas vertinimas. Tai kaip, nu, ta mūsų patarlė tokia, kai ar ne tie šaknis karčios ar ne yra, bet vaisiai saldus. Tai man atrodo, aš gal taikau tą patį, kad, nu, toksai kartais turi padirbėti, ne visada per norą, bet ateina tas mėgavimasis. Bet šiaip nėra tokio, ta prasme, nepasakyčiau, kad aš juos verčiu, nu tikrai, taip. Nes yra draugų ratas, jiems yra smagu, tai tikrai jiems yra smagu ir kelionės, ir jie važiuoja į tas visas kelionės, į koncertus su mumis. Tai sakyčiau, kad eina savo norų visgi. Užbūrėjai ir juos, žodžiu, kaip ir vyrą, taip ir visus kitus berniukus. Užbūrėjai kažkokiam ten, nežinau, gražiom šokėjom, ar kas ten vis jūs? Ne, mano vaikai, gal aš sakyčiau, jie gal net nežino kito būdo, nes aš visą neštumą būdavau repeticijose, tai jie tą muziką girdėdavo. Ir iš tikrųjų, sakyčiau, gal netgi visi vaikai 2 arba 3 dienų jau buvo vėl repeticijoje. Nes dar turiu kažkokią nuotraukos, kad iš ligoninės su mašinos kėdutė vaikas repeticijoje sėdi ir aš vedu repeticiją, nes kažkam mes ruošiamės. Ir mano vyresnysis, vyriausias sūnus, iš tikrųjų tokia irgi įdomi istorija yra. Jisai gimė ir mes po mėnesio buvom Lietuvoje šokių šventėje su mėnesio kūdikiu. Tai aš atsimenu, kad aš labai pergyvenau, kad spėčiau dokumentus jam sutvarkyti. Nes tu kaip reikia ir asmens tą kodą išimti, ten tos visus socialinius numerius, pasą pasidaryti, bilietą nusipirkti, nes bilieto negali pirkti, kol paso nėra, o paso to greitumo negali paskatinti, kol bilieto įrodymo neturi, tai aš toksai buvo galvos skausmelis, kad tik vaikas gautų pasą laiku ir kad galėtumėm vykti į šokių šventę. Kaip įdomu, iš tikrųjų. Tai toks, atsimenu, momentas ten Lietuvoje, kaip visada per šokių šventės lyja ir aš stoviu su vežimėliu aikštėje mėnesio laiko ir galvoju, iš tikrųjų net nežinau to jausmo, galvoju, ar man čia viskas gerai, ar vaikui viskas bus gerai, bet buvo viskas labai gerai. Žinai, aš tas klausau ir vėl grįžtu prie tos pačios idėjos, kurią truputėlį paminėjau pradžioj, kad kai girdžiu vis daugiau ir daugiau iš mamų, iš veiklių mamų, sakyčiau taip, kur labai daug veikia ir turi vaikų ir sakau, kaip jūs viską spėjat. Ir tu netgi paminėjai, kad kai atsirado vaikai, įvyko proveržis suktinyje, ar ne? Sakyčiau taip. Kaip manai, kodėl čia taip yra? Kodėl turėjimas vaikų dar labiau užkuria visas kitas veiklas? Aišku, ne visiems gal žmonėm, bet tau pačiai. Aš manau, gal čia yra tas toksai natūrali kūryba, kai tu savo vaikui nori sukurti aplinką, įdomią aplinką, saugią aplinką, kaip sakyti, produktyvią aplinką.
Nes aš tikiu, aš tokį gal netgi posakį turiu, kad liaudininkai yra kitokie žmonės. Tai netgi sakyčiau tokį, nu, vat, kaip komplimentą kiekvienai suktinio šeimai, tų mūsų vaikų tėveliam galėčiau pasakyti komplimentą, kad jie yra kitokie. Jie yra, gal čia taip negražiai nenoriu aš lyginti žmonių, bet jie yra kitokie, nes jiems rūpi, jie stengiasi, jie eina, jie veža, jie atsirenka savo vertybės. Tai va tas kitoks, ta liaudininkų šeima visur, visam pasaulyje, ir Lietuvoje, kur yra kolektyvai, ir čia, aš sakyčiau, yra kitokie žmonės, kurie mato truputį daugiau, kurie mato prasmę bendruomenėje, kurie mato prasmę vienybėje, nes aš toksai, kaip sakau, yra toks įdomus faktas, kur aš kažkada šokau Žuvėdros kolektyve Klaipėdoje pramoginius šokius. Ir tarkim, tose pramoginiuose šokiuose yra konkurencija. Tu konkuruoji, kieno suknelė gražesnė, kas geriau šoka. Yra, aišku, sportiniai šokiai, yra normalu, kad yra konkurencija, ir ne, sportas, tu turi parodyti rezultatus, viskas yra suprantama. Ir aš atsimenu tais laikais, kai mes su broliu šokom, nebūdavo nei tų karaliukų, nei tų blizgučių, aš net nežinau, kur ten mano mama pirkdavo kažkur, žinau, kad ir Kauną važiuodavo ten kremo pirkti to rūdinančio, ir lako netgi nebūdavo plaukų, ten berniukam reikėdavo plaukus sulakuoti, kad jie ten nepajudėtų. Tai, nebuvo taip paprasta, kaip dabar va čia Amazonėje užsisakei ir viską tau atsiuntė, ar ne, kitą dieną. Tai aš galvoju, kad tos konkurencijos žmogų gyvenime ir taip užtenka. O liaudies šokis yra, grožis atsiranda tada, kai yra vienodai viskas atliekama. Kai yra sinchronas, kai ratas yra gražus. Tu negali nei aukščiau iššokti, nei žemiau, ar ten kažkaip išsiskirti, nes visas grožis yra sinchronė, kai visi daro vieningai. O iš to ateina ir tos pastangos, ir aš netgi ten matau, kas nors klaidą padaro, ir ten jūs jau mielės, ką tu čia vėl padarei ten. Ir žodžiu, kartojam, nes ten kažkam nepavyko padaryti. Tai aš šventai tikiu, kad žmogui gyvenime užtenka tos konkurencijos ir darbe, ir karjeroje, ar ten jaunimas, tarkim, ir dėl grožio pergyvena, ir dėl svorio, ir dėl mokslų, ir dėl ateities. Aš manau, kad tie tautiniai šokiai yra tokia erdvė, kur tu neturi konkuruoti. Tu gali būti toj kompanijoje, toj hebroj, ar nežinau, kaip čia tas teisingai pasakyti, kur svarbu yra vienas tikslas. Ką dabar aš irgi vėlgi prisimenu ir man atrodo, čia tas ir yra, kad po vieną mes irgi galim daug padaryti gyvenime, bet kartu mes galim padaryti daug daugiau. Ir tas bendruomenės, tas ryšio sukūrimas turbūt per šokį, kada kiekvienas yra vienodas, kiekvienas iš šokančiųjų yra vienodai svarbus, ar ne, nes jisai atlieka tam tikrą kažkokią tai reikšmę poziciją tame šokyje. Ir žinojimas, kad tavo šokis, kaip tu šoki, yra labai svarbu, kad tu esi ta sudėtinė dalis to viso grožio, kurį, kaip kartais vyksta šokių šventės, ar ne, yra nufilmuojama iš viršaus, kokius ten lietuviškus raštus jie iššoka. Tai žinant, kad tu esi grandis viso to, kažkur dalelė, turbūt kiekvienam yra labai labai svarbu. Svarbu, ir iš tikrųjų yra toks įdomus, netgi mokslinis tyrimas yra padarytas, kad čia Ievai reikėtų pasakyti Lietuvoje, ačiū, jinai man papasakojo apie tą tyrimą, Ieva tikriausiai žinos, kuri Ieva. Yra padarytas mokslinis tyrimas, kad kai žmogus daro vienas, padaro daug greičiau, kai darai kompanijoje ar komandoje, tau užtrunka daug ilgiau ir sudėtingiau, kadangi prisideda visokie žmogiškieji faktoriai, emocijos ar ne, ten reikia su visais derinti, bet rezultatai dirbant komandoje yra visada geresni. Super. Toks faktas. Man atrodo, kad laikas mums keltis į šokių šventę. Važiuojam? Važiuojam, nevažiuojam, šokam. Šokam.
Abrakadabra. Wow, kokiais mes čia rūbais pasipuošusios, kokioje mes čia šventėje atsidūrėm, klausyk. Suveikia tas abrakadabra. Suveikia. Suveikia, bet dabar žiūriu, kad tau kažko trūksta. Iki pilno kostiumo, ant galvos, prašau, vainikėlį. Na dabar jau kaip tikra lietuvaitė. Gražu žiūrėti. Ir kur dabar dalyvausim? Važiuojam į šokių šventę. Papasakok, kas čia per šventę? Šventė yra didelė šventė. Po 22 metų į Čikagą grįžta tautinių šokių šventė. Iš tikrųjų, pilnas pavadinimas yra 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, kurią rengia 3 organizacijos. Tai yra JAV lietuvių bendruomenė, Kanados lietuvių bendruomenė ir Tautinių šokių institutas. O aš esu tik tai tas įrankis, kuris turėjo padaryti. Tai ko žmonės gali tikėtis šitoje šventėje? Tikėtis gali daug ir iš tikrųjų taip labai norisi nustebinti, nes tos šventės yra tradicinės ir yra tam tikri tokie dalykai nusistovėję per laiką, tos tradicijos ir visi renginiai. Bet kadangi jinai grįžta į Čikagą ir aš pati asmeniškai esu susijusi su renginiais, labai norėjosi ją tokią turtingą padaryti. Ir kad žmonės, kiekvienas žmogus pagal savo skonį rastų savo tinkamą renginį ar kažkokią tai veiklą. Tai visi renginiai prasidės nuo penktadienio vakaro. Penktadienio vakare bus musiclas Lituanika, Eric Crown teatre. Ir kas yra iš tikrųjų įdomus faktas, Čikagos miesto centre yra teatro salė. Ir Eric Crown buvo lietuvių kilmės atstovas, kuris išvyko iš Lietuvos pokario metais. Tai aš tokį, kai pamatau tokius dalykus, žinau, man kiekvieną kartą man būna toksai wow faktorius. Čikagos miesto centre mes turim nuostabią gražią salę, kur yra pavadinta lietuvio vardu ir niekas nieko apie ją nežino. Ir kai aš pradėjau daugiau domėtis tą šeimą ir pasirodo ta Crown šeima yra 3 įtakingiausia šeima Čikagos mieste, kuri formuoja miestą kaip ligoninės, universitetus ar ne. Ir, bent jau man asmeniškai, kai aš pamatau kokią lietuvišką ar pavardę, ar kad žinau, kad tas žmogus turi lietuviškų šaknų, man toks visada būna, Įdomu sužinoti daugiau. Ar ne? Wow. Aš vakar pasižiūrėjau, kad šita Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventė pirmą kartą vyko 1957 metais ir jinai vyko būtent čia Čikago. Ir tu kaip paminėjai, jinai dabar sugrįžta po 22 metų vėl į Čikagą. Ir vyks tikrai viename iš didžiausių McCormick centre parodų rūmų, kur yra milžiniškos erdvės. Tai kaip jūs planuojat užpildyti tas erdves? Kas ten bus? Nes tu minėjai, kad nebus, kad visas ten dienas iš eilės šoksite ir žmonės tik žiūrės. Papasakok truputėlį daugiau, kas ten vyks. Tai, kaip minėjau, kiekvieną dieną yra suplanuota labai daug renginių. Tos patalpos yra tikrai labai didelės, bet mes nenaudojam jų visų. Mes pagal kontraktą išsirinkom erdves, kurių mums reikėjo, pagal paskirtį. Tai penktadienio vakare vyks lietuviškas musiclas Lituanika. Šeštadienį vakare vyks spektaklis vaikams, vadovų ir mokytojų pagerbimo vakaras ir paskui vakare yra toks tradicinis susipažinimo vakaras. Jo tas susipažinimo vakaras gal toks pavadinimas tradicinis, bet ten toks labiau bus kaip koncertas, kur visi vieną vietą galės sueiti. Ir dar pamiršau paminėti, penktadienį vakare bus jaunimo susipažinimo vakaras, kur skirtas jaunimui atskiroje erdvėje. Ir sekmadienį pradėsim su Polka Run 7 ryto, toliau vyks mišios Švento Vardo katedroje, kur yra Čikagoje pati svarbiausia religinė vieta aukščiausio lygio. Po šventės visi vyksime į šokių šventę, kur yra ta viso savaitgalio kulminacija. Ir sekmadienį užbaigs šventiškas gala vakaras iškilmingas. O kol šokiai repetuos penktadienį, šeštadienį dienos metu vyks labai turtinga mugė, vyks įvairūs parodų pristatymai, knygų pristatymai, diskusijos, dar planuojame vaikų stovyklas, kad tėveliai galėtų atsipalaiduoti. Tai tokių labai įvairių renginių, kaip turai po lietuviškas vietas, kurie yra atvykę iš kitų šalių.
nes mes Čikagoje ir apylinkėse turime tikrai labai daug lietuviško paveldo. Tikrai taip. Ir tikrai yra kom didžiuotis, nuo bažnyčių iki laikraščio leidyklų, tos pačios įžymiosios skerdyklos, kur pirmieji lietuvių emigrantai dirbo. Ta knyga netgi yra parašyta Džiunglės apie lietuvių tą šeimą. Tai ir šalia viso to dar žinoma turai po Čikagos miestą, į daugumą ten į daugumą muziejų mes gavome nuolaidas, galės lietuviai su lietuvišku kodu, kurį paskelbsime greitų metu, gauti nuolaidas aplankyti Čikagos, tokias žinomas vietas. Paminėjai apie mugę, tai noriu pasakyti, kad jeigu jūs dalyvausite šitoj šventėje, būtinai pasilabinkite, ateikite, aš irgi būsiu mugėje. Ne tai, kad aš Čikagietė, podcastas bus mugėje ir aš ten būsiu pakviesta irgi. Tai labai smagu. Žinau, kad organizacinėme komitete savanoriauja 28 žmonės, kurie yra atsakingi dar už savo didžiausias grupės savanorių, ar ne? Taip. Kaip jums sekasi, ar dar daug darbų lieko padaryti, kaip viskas einasi? Detalių visada yra daug, iš tikrųjų toksai keistas fenomenas, gal čia tie, kurie susijęs tais renginiais, gal nežinau, ar parantrintų man, bet atrodo vieną darbą jau padarėjai, nukrito ir dar 5 atsirado nauji. Tai aišku, norisi tos kokybės labai, detalių, tai automatiškai darbo yra daug daugiau, bet aš labai džiaugiuosi, kad yra labai profesionali komanda, savo tokių sričių, sakyčiau, specialistai, ta pati mugė, kur minėjai, tai Diana Leknaitė yra atsakinga, ar ne, kuri čia ir pas tave laidoje buvo, ir jinai yra Pasaulio lietuvių centro mugių organizatorė, tai aš nežinau, kas geriau gali už ją padaryti. Ir ten Žygis, tarkim, kur ir Daina yra mano pagrindiniai komandos nariai, kur mes daugybę renginių esam darę, tai taip pat, kaip sakoma, nėra daug, kur galėtų jiems prilygti. Ar finansistė, kuri buvo ten švietimo tarybos finansus tvarkė. Tai aš tokia labai džiaugiuosi, kad tie žmonės sutinka nerti į tą kelionę ar nuotykį, nežinau, kaip čia pavadinti skambiau, nes iš tikrųjų yra labai daug darbo, tokio juodo darbo, kur žmonės nemato, kiek užtrunka laiko, pastangų, skambučių, prie kompiuterio ekranų, kiek yra prasidėta, kad ta šventė įvyktų. Ir kad šita šventė įvyktų, visi šitie žmonės dirba visiškai be atlygio, tai yra savanoriai, ar ne? Taip. Ir visi pinigėliai, kuriuos surenkat, viskas yra irgi žmonių paaukota arba fondų, ar nežinau, kad Lietuvių fondas prisidėjo, Kazickų šeimos fondas prisidėjo. Galbūt gali papasakoti irgi truputėlį, kiek iš tikrųjų visko, kiek to darbo reikia, kiek reikia palaikymo, tiek finansinio, tiek rankų įvairiausių ir darbelių padarytų žmonių, kad iš tikrųjų tokia šventė įvyktų. Aš įsivaizduoju, kad tu pati dar tiksliai iki galo visko nežinai, nes tai dar ir esi procese ir tokio dydžio renginį tikriausiai pirmą kartą organizuoji, bet kas iš tikrųjų, kokio lygio čia tas renginys, aš noriu, kad žmonės suprastų, ne čia tai tik ne šiaip šokių šventę pasišokti truputėlį lietuviams. Tai yra grandiozinis renginys, tai yra tikrai didžiausias tikriausiai išeivijoje lietuvių renginys, ar ne? Aš taip drąsiai turbūt galiu pasakyti. Išeivijoje ir, kaip aš sakyčiau, gal didžiausias lietuvių renginys už Lietuvos ribų. Ir iš tikrųjų tokie masiniai skaičiai buvo tik tai 87 ir 92 metais pagal dalyvių skaičių. Nes ta šventė keliavo po kitus miestus, aišku, čia vėl negali taip skaičiuoti, nes į kitus miestus gal mažiau suvažiuoja žmonių, ta Čikaga šiaip yra kaip traukos centras ir mūsų ta, kaip sakoma, čia diasporos ta sostinė yra, ar ne, visas tas pajėgumas mūsų didžiausias yra Čikagoje, tai jinai yra taip didžiausias išeivijos renginys. Ir dabar ypatingai pagal skaičius mes matom statistiškai, kad jisai bus dar didesnis. Ir labai gaila, kad mums kartais tenka įrodinėti jo svarbą. Tai aš nežinau, gal čia toks mano asmeninis nusivylimas, nes aš žinau, kad bendradarbiaujant su Lietuva ir Liaudies kultūros centru ir spaudą sekant,
yra sakoma ir, baiminasi jie, kad tos Lietuvos dainų ir šokių šventės mažėja, kad jaunimui yra nebeaktualu, jiems yra neįdomu, jie ar nenori tos globalizacijos keliauti, Balį, Afrikos ir ar net ant Pietų Amerikos, visi nori tų pojūčių, o pas mus atvirkščiai auga. Pas mus yra vienintelė šventė, kuri sujungia visų kartų lietuvius. Ir visų kartų aš turiu omeny, visų kartų aš turiu omeny emigracijos kartų, taip, bet to pačiu ir amžiaus kartų, nuo jauno iki vyriausio, ar ne, ten dalyvio, nežodžia teisingai sakyti, visų religinių ir visų politinių pažiūrų žmonės, nes jie atvažiuoja visi dėl vieno tikslo, dėl tos bendrystės, tos lietuvybės, tos mūsų kultūros. Ir ta prasme, labai liūdna, pavyzdžiui, girdėti, tarkim, Lietuvos valdžioje, ar ne, ten yra kokia opozicija ar pozicija, valdantieji ir nevaldantieji, ir tada nuo jų priklauso sprendimai. Ir aš gal esu tokia naivi liaudininkė, bet man atrodo, ta šventė ir jos išlaikymas turėtų rūpėti visiems. Ir pozicijoje, ir pozicijoje, ir opozicijoje esantiems, ar ne, kad tai neturėtų įtakoti nei tavo politinės pažiūros, nei ten tavo kažkokie kiti pasaulietiniai požiūriai. Tai yra sunku, kad turi įrodinėti tai, yra sunku, kad tokią šventę surengti reikia dar susirinkti ir lėšas. Tai to darbo tikrai yra daug ir labai norisi, kad mums kaip tautai nereikėtų laukti kažko baisaus, kad galėtų žmonės susivienyti, kad ir gražiom progom galėtų susivienyti, ar ne. Ir tas susivienimas yra labai paprastas, ar prisidėti auką, ar savanorystę, ar prisijungti prie šokių grupės, ar paprasčiausiai kažkokios pagalbos, ar ne, paklausti, ar nereikia. Nes tie politiniai visi įvykiai, ar ne, Europoje ir gyvenant Lietuvoje ypač tai palietė daugumą. Ir man baisu, kad žmonės susivienyje tik tai kokiai tragedijai esant. Tai aš tokia tikrai naiviai tikiu, kad galima susivienyti geriems dalykams. Aš tą irgi tokį pyktį truputėlį irgi jaučiu, esu sakiusi jau, bet čia turbūt yra normalus procesas ir čia nėra kaip priekaištas. Aš manau, kad kai gyvenam savo šaly, mes norim pamatyti, aišku, šiais laikais mes galim, anksčiau negalėjo tėvai seneliai. Norisi pamatyti tą platų pasaulį, pažinti kitas kultūras, atrodo, kad kažkur kitur. Ten jie geriau žino, kaip gyventi, kaip būti dvasiškesniam žmogui ir kažkokius ritualus turi ir taip toliau. Bet galbūt mes, kai išvažiuojam, kai emigruojam iš Lietuvos, tai mes pamatom tas kitas kultūras, ypač čia Amerikoje, tai čia įvairiausių kultūrų daug, susipažįstam ir mes galų gale suprantam, kad visgi kaip svarbu yra grįžti prie savo šaknų, prie tų lietuviškų tradicijų. Tai kartais manau, kad žmonėms vis tiek reikia galbūt išeiti tą pasaulį pažinti ir mes nesustabdysim to jaunimo, bet galbūt kaip tu tuos savo 3 berniukus atvedė į šokius ir jie pamatė, kad ten yra faina ir smagu, tai galbūt čia žinutė padrąsinimas ir tėveliams visiems, kad kažkaip, nebūtinai galbūt šokti, galbūt kažką kitą daryti, bet kokias tradicijas jūs galite įdiegti, kokias tradicijas jūs puoselėjate namuose, yra labai svarbu, nes mūsų tauta yra labai mažytė ir mes truputį daugiau išsivažinėjom po pasaulį. Tai, kaip sakant, tikrai nereikia laukti, kol kažkas atsitiks. Reikia džiaugtis gyvenimu, reikia džiaugtis, kokie mes esame stiprus ir tokiuose salėse ar ne galim dalyvauti, kas bus renginys, spektaklis ar nesakyti. Muziklas, kur pasirodo irgi iš lietuvių šaknų žmogus, toks buvo nusipelnęs Čikagoje ir tokia stipri šeima. Tai tikrai labai labai skatinčiau visus nepamiršti savo šaknų ir puoselėti. Ir ne tik sakyti vaikams, ką reikia daryti, bet ir patiems praktikuoti, nes vaikai daro ne tai, ką sakoma, tai kuo patys gyvenam, ar ne.
Tai turbūt čia būtų visiškai nerealistiška tikėtis, kad visi vaikai užaugs kaip pas tave. Nuo kūdikystės, šokio šventės ir įvairiausiose repeticijose, bet labai svarbu tą puoselėti. Svarbu ir tai noriu pasakyti, kad niekada nėra vėlu prisijungti ir nebijoti tų savo šaknų ir nebėgti nuo jų. Tai žinau, kad kadangi jūs irgi atsakingi už sklaidą, ar ne, už visą marketingą, norite pritraukti kuo daugiau žmonių, turite Instagrame vieną paskyrą ir Facebook'e, ar ne, vadinasi Šokių šventė 2026. Tikriausiai lengviausia būtų rasti Šokių šventę 2026 arba pilną pavadinimą vesti 17 Šiaurės Amerikos tautinių šokių šventę, jeigu kas netingi. Bet iš tikrųjų, kadangi labai norim tą Lietuvą pristatyti ne tik lietuviams, bet ir norisi labai pritraukti kelintos kartos tos lietuvius, kurie ir ne visi jau lietuviškai šneka. Daug informacijos ir angliškai skleidžiam iš vienos pusės, kaip regis norisi gero, bet ir gaunam velnių, kad ne lietuviškai, bet tam yra tikslas, kad pritraukti tos žmonės ir jie ieško savo šaknų. Ir jiems trūksta tos informacijos, tai mes specialiai netgi puslapį sukūrėm folkdancefest.org, kad nereikėtų įvedinėti tautinių visų, ta prasme, dvigarsių, kad nereikėtų, kad žmonėms būtų paprasčiau rasti tą informaciją. Labai smagu, kad norit pritraukti ir tuos, kurie galbūt nebekalba lietuvių kalba, nes iš tikrųjų čia ypač su amžiumi ir Amerikoje, man atrodo, labai daug kas ieško tų savo šaknų. Tai ir šaknų ieško, ir yra labai daug mišrių šeimų, kur tą mūsų kalbą tikrai yra sunku išsaugoti. Ir aš pati dabar matau, auginant savo sūnus, aš mokykloje niekada neturėjau problemų su lietuvių kalba, bet auginant savo vaikus, aš matau, ant kiek jinai yra sudėtinga. Jie eina į lietuvišką mokyklą ir kažkaip niekada net nesusimaščiau, ant kiek jinai yra sudėtinga, kol tu jos negauni natūraliai, bet kai jie auga kitoje aplinkoje, pamatai tą sunkiąją dalį. Tai tikrai nesinori nieko atstumti, o norisi, kad jinai būtų visiems prieinama tiek kalbos atžvilgių, tiek informacijos atžvilgių, prieinamumo. Tai labai laukiame visų. Tikiuosi, pritrauksim ir tų žmonių, kur galbūt netgi jų ir seneliai buvo čia atvažiavę. Labai smagu visą laiką. Aš paskutiniu metu irgi susipažinau su porą panelių, pas mane į renginius buvo tiesius ir jie sako, tu iš Lietuvos, taip, mano močiutė, kitas sako, mano promočiutė iš Lietuvos atvažiavusias, tai jos jau nešneka, jau net jų tėveliai nešnekėjo lietuviškai, bet toks atrodo vis tiek, mes iš ten pat, toks ryšys iškart jaučiasi, jos nes apsidžiaugia, kad sužinojo, kad aš iš Lietuvos. Iš tikrųjų, toks įdomus faktas, tas padėkos dienos eisena, apie kurią šnekėjom, jos pagrindinis šitas padėkos dienos eisenos pagrindinis organizatorius taip pat yra lietuviškų šaknų, iš lietuvių kilmės turi, tai toksai... Tai sakau, kiekvieną kartą, kai išgirsti, kad lietuvis labai toksai būna geras toks, Taip, jie labai džiaugiasi, taip, irgi. Tai dar norėjau sugrįžti prie pačio marketingo, prie sklaidos apie šitą šventę. Žinau, kad jūs skelbėte konkursą, nes ieškojate šokių šventės veido. Taip. Ir gavote netgi 2. Yra 2 nuostabios sesės, Kamilė ir Paula, ar ne, kurios kuria turinį, tiek vėlgi jūsų kanaluose Instagrame ir Facebook'e matau. Ir jos tokios fainos panelės, aš tiesiog noriu jom padėkoti, kad jūs darote, kad jūs kuriate, nes jūs esat nuostabios. Tiek matosi ir pasiruošusios, ir energiją jos turi. Ir labai smagu, kad jaunimas irgi nori būti tokios šventės veidais. Kaip jūs ten sugalvojate iš vis tokį konkursą daryti ir ieškoti šokių šventės veido? Iš tikrųjų, tai konkursą darėm, nes aš kuo toliau, tuo labiau matau, kad mūsų tarp yra labai daug talentingų žmonių, bet kartais arba nežinai tų jų talentų, arba jie jos paslėpia laiko, arba reikia tinkamos progos, arba juos kilstelti ar truktelti, kad atsiskleistų tie jų talentai. Tai norėjosi tokių nematytų veidų ir skelbėm konkursą, iš tikrųjų iš jų dar stovi
superinę mamytę, kuri padeda visą tai įgyvendinti, nes vis tiek jas reikia ir nuvežti, ir parvežti, ir suderinti tarp visų būrelių. Tai mes tikrai ir sesėms, ir mamai esam labai dėkingi, ir asmeniškai esu labai dėkinga visai komandai, nes kiekvienas tikrai iš komandos narių įdeda labai daug darbo, ir tik tie, kurie sėdi už tų ekranų, kurie dirba, gali suprasti, kiek laiko užtrunka ir sukurti, ir nuvažiuoti, nufilmuoti, sumontuoti. Tai tikrai labai smagu, kad jauni žmonės jungiasi. Ar kasytę susipinti ir kartais su tautinius rūbus apsirengti, tai tikrai šaunuolis, panelės šaunuolis. Tai aš dažniausiai link pabaigos pokalbio savo pašnekovų klausiu, kokiame gyvenimo etape esi dabar. Tai man atrodo labai akivaizdu, kokiame gyvenimo etape esi dabar. Aš tavęs šito klausimo net neklausiu, bet aš tavęs paklausiu, per kokias pamokas eini dabar, kokias išbandymus galbūt naviguoji, per ką dabar pati asmeniškai eini, būdama šitame gyvenimo etape, besiruošiant tokiai didžiuliai šventėjai. Net nežinau, per ką einu, bet kartais taip prisimenu, Lietuvoje senais laikais buvo toksai serialas, buvau atradus pavadinimą ir dabar vėl pamiršau. Buvo apie tokį vyruką, kuris labai lengvai specialybės keisdavo. Pretendentas, atsimeniau, pretendentas. Nes vienu metu buvau pamiršus ir sukau galvą labai ilgai, kol atsimeniau. Tai kartais jaučiuosi tas kaip pretendentas, nes po šventės tikriausiai bet kokioje srityje galėčiau dirbti, nuo garsinimo, apšvietimo iki IT, e-shopų kūrimo, turinio kūrimo, renginių organizavimo, žmonių vadovavimo, galiu eiti ir į politiką, diplomatinius visus darbus dirbti, galiu, toksai, ta prasme, šiaip aš esu tokia, kaip plataus tokio mąstymo, bet dabar ypatingai išsiplėtė, nes atrodo, kad tau uždeda visų galų darbus, yra labai stipri komanda, bet vis tiek turi sužiūrėti ir kažkiek nusimanyti arba išmokti nusimanyti, spręsti problemas, palaikyti tą gerbuvį psichologinį komandoje, nes ir pavargsta žmonės, ir aš pati esu, kaip žmogus, tai man atrodo, tas etapas yra toksai, sakau, aš jaučiuosi kaip pretendentas, kad galiu šokinėti nuo tų specialybių, kur reikia tą ir darai. Dabar atsilaikyti reikės tau nuo įvairiausių skambučių, dabar visokie darbdaviai pradės skambinti. Iš tikrųjų, LinkedIn jau siunčia pasiūlymus, tai tik dabar žinau savo kainą, tikrai žinau dabar savo kainą. Kadangi jau žinai savo kainą, kaip manai, kas tavęs laukia po šitos šventės? Ar vėl kažkoks grandiosinis projektas, kuriam savanoriausi, ar visgi... Nežinau, pasižiūrėsi, kokie ateis pasiūlymai. Atostogos. Tas po šventės yra dar ta kita juodoji pusė, kur vėl ne visi gal žino, kol užbaigi viską, kol uždarai visi sąskaitų sumokėjimai, įvairūs auditai. Tai dar ta šventė greitai nesibaigs. Mes jos labai laukiam, bet ir ta pabaiga dar nėra šventės oficiali pabaiga. Žodžiu, dalyviam baigėsi šventė, kai šventė baigėsi, bet jums dar... reikės padirbėti. Dar kokie 3-4 mėnesius, gal netgi pusmetį bus toksai darbų pridavimas, tai dar nenusimato greitai pabaigos. Tai Giedre, tave pristatant šiandien išvardijau keletą pozicijų, kuriuose esi, rolių, kurias dirbi ir netlieki. Ir aš pati, besakant, pradėjau šypsotis ir galvoju, iš kur pas žmogų tiek energijos. Ir prižadėjau, kad būtinai šitą klausimą paklausiu. Tai iš kur pas tave tiek energijos? Tiksliai pasakyti negaliu, nežinau, bet žinau tik vieną, kad aš matau tame prasme. Dabar pati susigraudinsiu. Aš matau jaunimo ašaras, kaip po šventės būna. Matau tą jausmą, tokio iš tikrųjų net nusakyti negali. Turi pabūti toj šventėj, turi pabūti toj arenai, kai šventė baigėsi, ar ten kūrybinės grupės požiūrių priklauso, ar ten
fejerverkai ar popieriukai skraido ar balionai ar ne, bet tas jausmas, kai žmonės apsikabinę verkia, šokinėja iš džiaugsmo ir nenori skirstytis ir tas akių blizgesys ašarų, bet džiaugsmo ašarų, gėrio ašarų, džiaugsmo ašarų, vienybės, to viso tikslo, aš manyčiau, gal čia yra tas mano varikliukas. Tikslas. Kokia didelė priežastis, kodėl, dėl ko tu visą tai darai, ar ne? Tikslas, o tas, kur čia gal tasai, aš kadangi dažniausiai būnu už kadro, kaip kiekvienam atlikėjui ar ne ten tie aplodismentai tas ant scenos, tai aš matau tą tikslą, dėl ko yra daroma, nes aš toksai ir buvusi kultūros tarybos pirmininkė, gal ten kartosios, kas girdėjo yra, nes aš tikiu, kad kultūra daro stebuklus. Ta kultūra, jinai tokia neapibrėžia amžiaus, jinai yra svarbi visiems ir ypač tai pasimatė COVID metu, ar ne, kaip žmonėms trūko, kaip jiems reikėjo to buvimo kartu, kaip žmonėms reikia to rato ir to supratimo ir menas, jisai ir gydo, ir pakelia, ir vienyje, ir sutraukia kartu, jisai, aš tokia naiviai tikiu, kad kultūra gali daryti stebuklus. Matyčiau tave kaip kultūros ministrą kažkada ateityje. Buvau. Dar man toks klausimas vis tiek kyla. Paminėjai, kad dėl ko tu tai darai. Žinom jau, kiek tai užtrunka laiko ir energijos ir resursų. Paminėjai, kad naktinėji, nes irgi idėjos teka ir nedaug darbų reikia. Va šiandien iki 3 ryto nemegojai, atvažiavai čia, dabar po to vėl jau žinau žiūriu laiką, nes turėsi vėl važiuoti kitus susitikimus. Kaip tu, nors ir tu darai, kas tau patinka, bet kaip vis tiek tu pasikrauni pati iš vidaus, nes mes nesam tokie žmonės kaip mašinos, kur galim varyt, ar ne? Vis tiek reikia kažkaip ir persikrauti savo vidinės tas energijos vidinį resursą. Kaip tu taip darai, kaip tu pati pasiilsi, kaip tai atrodo? Verti susimastyti. Pradžiai aš nekėjom apie tai, aš truputį kitaip sakiau, bet dabar aš galvoju, aš iš tikrųjų pailsiu tose renginiuose. Užsikraunu, gal man nereikia to tokio, dabar galvoju, pati sau gal prieštarauju. Atrodo tokia kaip ir tokia, galėčiau ant sofos sėdėti, taip atrodo, galėčiau save ten prie tokių tinginčių priskaityti, bet iš tikrųjų tie renginiai ir tas organizavimas mane ir užkrauna. Tas toks varikliukas. Keistai skamba. Ne keistai. Aš, pavyzdžiui, pati esu irgi labai ekstravertė ir man patinka organizuoti, man patinka jau, kai irgi ten kažkaip, aš turiu daug mažesnius renginius, čia net nenoriu lygintis, bet ar kokią jau moterų stovyklą ir pabaigoje, kaip išvažiuojam, visos irgi prie ašarų, visos apsikabinam ir man tas toks gal viskas, aš kokią savaitę kaip skraidau ant sparnų, nes žinau, kad padariau kažką, kas tikrai labai vertingo ir tas ryšys buvo sukurtas ir visos išvažiavom pasikrovusios ir kitokios negu atvažiavom. Bet ir aš labai esu ekstravertė, irgi man labai patinka bendrauti su žmonėm, bet kartais man patinka pasislėpti nuo viso pasaulio, prisileisti karštą vonę vandens, žiedlapių, kokių nors ir tiesiog ramiai gulėti ir dar kokį filmą pasileisti. Vonioji. Būna etapų, kai ir aš guliu vonioji ir būna, kai ten kiekvieną dieną guliu. Tai vis tiek turi kažkokius to savo ritualus, kaip nes tai aš manau, kiekvienas turi ten tokių, yra tas vandens terapija, gal čia ir mano horoskopo ženklas tas toksai, kur vandens terapija tokia, atrodo, tarsi nuplauna tą viską tiesioginį ir tą metaforinę tokią prasme, bet ar ta visa ta tekmė, gal čia tokia visa labai čia filosofinės tokios temos nueinam ir ta gyvenimo tekmė, ir ta vandens tekmė tokia yra tokia rankdarbiai gal ten padeda, bet jiems laiko trūksta. Bet nežinau, padėti daugiau. Baigiam pokalbį, bet dar noriu tada paskutinio klausimo paklausti, jeigu mūsų pašnekovai galėtų išsinešti tik vieną mintį iš šio mūsų pokalbio, kaip manai, kokia mintis tai galėtų būti, kuri tau galbūt yra pati svarbiausia šiandien paminėta? Iš tikrųjų,
Yra gal kelios frazės, kur per gyvenimą, kaip įstrigo. Tai viena frazė yra mano Lietuvoje, kai dar mokiausi auklėtojo, įkalė galvą. Net nežinau, ar jinai kalė. Aš, tikriausiai jinai turėjo tą tikslą, bet ir dabar, kai pagalvoju, jinai gal net nekartodavo dažnai, bet ką aš savo vaikam visada sakau, niekada nedaryk ir nesakyk to, ko pats nenorėtum pajausti ar išgirsti. Yra vienas toksai, kur va čia mano auklėtojos palikimas manyje. Kitas yra, kur jau čia Amerikoje aš išmokau, gal sakyčiau, netgi Pasaulio lietuvių centro taryboje, iš mūsų Amerikos lietuvių, iš tų dipų vadinamų. Kiekvieną kartą, kai tu ateini kažkokią tai organizaciją, dažnai pas mus būna toks lietuvių gal požiūris, ateisiu, aš čia tvarką dabar padarysiu. Toksai, ir va, čia dabar, čia nieks nieko nežino, aš dabar čia tvarką padarysiu. Nesakau, kad tai yra blogai, bet man patiko jų posakis, angliškai aš tą posakį išgirdau, ateidamas į organizaciją, kad tavo tikslas turėtų būti do no harm. Tavo tikslas, ar ne, kažką einant daryti, neturėtų būti kažkoks tai griovimas, kažkoks tai va ten jau kažkokių tai va labai jau didelių permainų ten siekimas. Visų pirma, tu turi suprasti tą istoriją, įvertinti ją, gerbti, susipažinti su, ar ne, kažkokia tai bet kur čia ir darbui tinka, ir organizacijoje, ar ten šeimoje. Ir tada tu gali bandyti kažkokius tai pokyčius daryti ar kažkas. Bet tas do no harm ir va tas nesakyk ir nedaryk, ko pats nenorėtum išgirsti ar pajausti, man atrodo, yra tie tokie du varikliukai, kur mums ir biznėje padeda, kur aš žinau, kad mano vyras jisai tokia, aš labai didžiuojuosi, kad jis toks sąžiningas yra, kai tu gali ramiai naktį miegoti, kai nesi niekam skoloji, kai niekam nieko blogo nedarai ir kai tu ramiai gali gyventi. Taip, labai, labai gražus. Aš netgi kažkuriam podcast'e nebeprisimenu, bet kažkur buvau šitą irgi paminėjus, nes man irgi labai yra, nežinau ar įkaltų, bet įstrigė iš mokyklos, kad niekada nesakyk ir nedaryk kitam vaikui to, ką nenorėtum, kad tau padarytų. Būdavo pas mus klasiai parašyta pradiniai. Netgi čia gal Lietuvoje buvo švietimo kažkoks dalykas. Arba mokytas tokias pas mus pakliuvo geros. Tai kaip žmonės dabar galėtų su tavimi susisiekti, jeigu norėtų susisiekti, galbūt kažkokių klausimų turi, galbūt norėtų kažkaip prisidėti, ar paremti finansiškai, ar kažkaip savo darbais, nežinau, ar dar jums reikia kažkokių savanorių. Kaip žmonės, koks būtų geriausias būdas su tavimi susisiekti? Tai lengviausias būdas yra, kas seka mūsų Facebooko paskyroje, žinutę parašyti. Aš pati asmeniškai matau tas visas, yra keletas, kurie prižiūri žmonių iš mūsų komandos, bet aš pati asmeniškai matau visas žinutės ir tada mes nukreiptumėm atitinkamam asmeniui, kuris yra atsakingas už tą sritį. Ar tai būtų savanoris, kuris nori prisidėti, parašyti, yra mūsų komandoje žmogus, kuris atsakingas už savanorius, ar tai norėtų prisidėti finansinė auka, yra žmogus, kur atsakingas už lėšų telkimą, ar turi kokią idėją superinę, ar jeigu norėtų netgi paaukoti sausainių, gal norėtų kokią lietuvišką organizaciją paaukoti šokėjams, kur repeticijų metu mes jos turime maitinti. Tai yra labai labai daug tokių mažų detalių, kurios mums padėtų, nes mes neturim nei savivaldybių, nei valstybinių policijų, nei ligoninių, kur padėtų visą tą šventę įgyvendinti, nes mums paprasta greitojosios pagalbos automobilis kainuoja labai labai daug pinigų, kuris turi stovėti tokio renginio metu. Tai ir aš labai džiaugiuosi, netgi yra tokių žmonių, kur kineziterapeutai siūlosi patys, nori savanoriauti ir repeticijų metu aukos savo darbo dieną ir budės, jeigu šokėjam kažkas atsitiktų. Tai yra tokių labai daug idėjų, kur mes patys net nesugalvojam ir žmonės patys pasisiūlo. Tai bet kokios idėjos yra priimamos arba per mūsų tinklapį eiti, yra kontaktai tokie, parašant žinutę, mes taip pat gaunam tą informaciją ir nukreipsime atitinkamą žmogų.
Tai geriau būtų kontaktuoti tiesiai tada į šokių šventę, ne į tave asmeniškai, ar ne? Aš tą viską matau. Tai, Aha, okay. Gerai. Bus, aš matysiu vis tiek, bet mes vis tiek, kaip nukreipiam atitinkamą žmogų, kadangi aš vis tiek yra didelė komanda ir aš viena tikrai visko nepadaryčiau. Čia yra, kaip neįmanoma misija. O jeigu ieškosit Giedrės ir norėsite ją įdarbinti, tai rasite ją LinkedIn'e. Tai dar turime konkursą, kadangi mes jau čia tiek šnekam apie šventę ir kviečiam visus pirkti bilietus, aišku, dalyvauti, kažkaip prisidėti. Bet turime ir dovanėlių, ar ne? Mes norime, kad jūs komentuotumėt. Jūs komentuojat, nes ne tik mus palaikot, bet jūs palaikot šito projekto augimą. Jūs palaikot, tada daugiau algoritmas parodys mūsų šitą pokalbį, dar daugiau žmonių sužinos apie šventę. Taip, kad prašom labai komentuokite savo mintis, kas jums patiko iš šito mūsų pokalbio, ką išsinešate, arba galbūt ar dalyvausite šventėje, ar jos laukiat. Nes turime dovanėlių, ar ne? Giedrė turi dovanėlių, papasako, ką turi dovanėlių. Taip, iš tikrųjų, kaip išrinksime tą nugalėtoją, dar čia Asta gal išrinks, ar ne? Ar aš išrinksiu? Tu išrinksi, aš tau pasakysiu, maždaug 2 savaitės po šito epizodo pasirodymo dienos, tu išrinksi, aš paskelbsiu, į komentarą atrašysime, bet turi būti YouTube paskyroje komentaras. Super. Tai iš tikrųjų norisi, kad ta dovanėlė nebūtų vienam žmogui, o kad pasiektų platesnį auditoriją. Tai bus 2 dovanėlės po 2 bilietus. Tai tada kaip ir 4 žmonės gaus, ar ne? Norėtumėm padovanoti 2 bilietus į penktadienio muziklą Lituanika ir 2 bilietus kitiems žmonėms, ne tam pačiam asmeniui, į pačios šokių šventės renginį. Tik patikslinu, bus 2 laimėtojai, taip, ar ne, kur gausite savo ir draugui, ar ne? Taip. Tai labai labai smagu. Na, aš visą laiką taip noriu laimėti visus šitus dovanas ir galvoju, čia būtų tipo nesąžininga, jeigu aš pati komentuočiau ir laimėčiau. Žmonės sakys, tai aišku, ten pati pasiėmė. Gali ateiti savanoriauti. Bet iš savanoriauti nežinau ar išeis, nes aš bandysiu būti su Čikagete. Mugėje lauksiu jūsų visų. Tai ačiū tau, Giedrė, dar kartą už tavo visą energiją, kurią tu skiri, išlaikyti mūsų tradicijas, parodyti čia ir ne tik Čikagai, bet visam pasauliui, kokie mes esam nuostabus ir gražus, ir talentingi, ir išmintingi. Ir tikrai, man atrodo, mums reikia daugiau žmonių tokių kaip tu, kurie puoselėja ir nuo savo šeimos visų pirma pradeda. Visi šeimos nariai yra to dalimi, bet ir kur žmogus apsiema organizuoti tokias šventes, nes tikrai ne bet kas pasakytų taip tokiam projektui. Taip, kad ačiū tau, kad skiri savo brangų laiką ir energiją tiesiog dėl idėjos, kuri tau yra svarbi. Ačiū. Ir ačiū, kad čia atėjai. Ačiū tau. Noriu paprašyti jūsų palaikymo. Jei jums patiko šis mūsų pokalbis, paspauskite mygtuką like, pakomentuokite, pasidalinkite su draugais. Jei mus pažymėsite Instagrame ar Facebook'e bei kitose platformose, mes būtinai pasidalinsime. O jei norite būti numeris 1 fanai, užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte kito epizodo su sekančiu Čikagetės svečiu. Ačiū Jums labai ir iki kito karto.